eglės konkorėžis, jeigu kas nors bandysit mane pataisyti. Čia yra pušies konkorėžis ir iš čia šitų konkorėžių tikrai iškritus kažkur sėkla įsikabins ir tikrai iš jos užaugs čia šitoje vietoje miškas. Aš net nebejoju, kad čia po kokių 5 metų pamatysim ne vien eglės, beržus, bet pamatysim ir pušų augančių. Natūraliai užaugusių, kurių nesodinom. Kas vertingesnis, pušis ar eglė? Tas pats realiai, tik našesnis, greičiau užauga iki kertamo amžiaus eglynas. Pušynas auga 100 metų, eglynas auga 70, jeigu tai yra 4 miškų grupė šiandien dienai. Kas yra naudingiau, nežinau, jeigu teisingai augini tą mišką iki pat brandos, jį prižiūri, jo rūpinės, ko gero, kad nėra skirtumo, ar tai bus drebulė, ar alksnis, ar pušis, ar beržas. Alksnis, drebulė, jos gali rotuoti ir kirsti kas 30 metų, eglė kas 70, pušį kas 100. Tai realiai per 3 kartus gali nukirsti, užauginti pilnai drebulyną arba baltalksnyną. Piniginę, finansinę prasme, skaičiuojant, galimai ko gero, kad labiau apsimokėtų auginti drebulę ir alksnį. Nes jie patys atsisėja, jų sodinti nereikia, priežiūros nereikia. Ugdymo kirtimus, jeigu laiku padarai, tai ten tam medinė, alksninė ir drebulinė prieaugis 30 metų, galbūt net ir 300 kubinių metrų. Kas eglyne užauga apie kokį turi 50 metų, jeigu normaliai prižiūrėtas, retintas, bet tu jo plinai tiesiog nenukirsi. Per tą praeikim, pasižiūrėkim, kiek čia medžių prilaužė tas vėjas. Šiaip, netragiškai atrodo. Žinai, kai būn, kai įeini viskas virtė, per virtę, išvirtė, nukirtims daryts prieš 1,5 metų, o čia šitam, kaip ir viskas gražu, pušis nenulaužtas, eglės neišverstas. Čia tikėkime, kad užaugs brandus gražus pušinas su eglė. Ne viską kertam plinai, ne viską, va, prašau. Kelios išvirtusios eglės, reikėtų jas atvažiuoti, sutvarkyti, bet aš abejoju, ar dėl 1, 2, 3 eglės, kaip ir reikėtų atvažiuoti. Atvažiuoti reikės sutvarkyti. Piniginių atžvilgių čia mes turim kokį išvirtusias 1, 2, 3, ten dar 1, 4 eglės. Čia gal grubiai pats savo rankom atvažiavęs, bet turi užsikurti benzapjūklą, keturatį, kad jas išsivilkti. Su stiebu 200 gal eurų turėsim. Kitą kartą neverta, o reikia.